Aš esu Genovaitė. Kaip matote, esu senyvo amžiaus, man jau 85 metai. Pas mane jau toks devizas gyvenime yra, kad jeigu žmogus nori būti laimingas, turi kažkaip tai laimę nešti kitiem. Kai pasiskambinau į sidabrinę liniją, tai mane paklausė, su kuo norit bendrauti. Sakau, man nesvarbu, kad tik būtų įdomus pašnekovas man. Su ta pašnekovė mums labai malonu. Labai jau dabar mes turbūt treti metai, kai bendraujam. Oi, draugystė, tai čia ne tas žodis. Daug ką reiškia. Daug ką reiškia. Draugystė tai... Per draugystę tai viskas gimsta. Į gražūs planai, į gražūs darbai, į gražios svajonės. Sidabrinė linija tai, pagrindė tai yra bendravimo linija. Tokie atviri, tokie unikalūs, tokie jie bendraujantys, jie nori. Tai jiems tai ta sidabrinė linija kaip tik. Ir tas, kur žmogus gali pasidalinti savo mintim, savo patirtim, savo gal kad ir liūdnom mintim. Tikrai kažkaip tai, sako, atgaiva į širdžiai, į protui.